Dalykai, kurių nereikėtų daryti kino teatre. Garsiai neskaityti titrų. Garsiai siurbti paskutinius Coca-Cola lašus pusvalandį. Neprašyti šalia esančių žmonių pateikti savo atsiliepimų apie filmą. Neprašyti toli esančių žmonių pateikti savo atsiliepimų apie filmą. Stengtis atkartotis visus veiksmo filmuose rodomus kovos menų judesius čia pat salėje. Stengtis ant ekranų su rankos šešėliu atvaizduoti vilką. Stengtis paimti keletą spragintų kukurūzų iš vieno žiūrovo ir įdėti juos kitam. Eiti į bet kurį Saulėlydžio sagos filmą. Garsiai pradėti šaukti, kai filme pastebi klaidą ir prašyti kino teatro, kad jie atgal atsuktų filmą ir visiems parodytų. Bandyti pravesti savo 8 metų vaiką į siaubeką, bandant įtikinti kasininkus, kad jis tavęs neklauso ir čia jo bausmė. Gražinant 3D akinius atiduoti 2 poras ir nieko nekomentuoti. Pasiemant 3D akinius paklausti, ar jie galėtų atlaikyti laisvą kritimą iš 4 metrų aukščio. Garsiai priekaištauti, kad kino teatre nepardavinėja geriausių bordo vynų. Po filmo stengtis kuo greičiau išeiti iš salės, argumentuojat, jūs be manęs kelio nerasite. Koja susidėti ant žemiau esančios sėdynės. Kai kas nors bando praeiti pro jūs, ištiesti kojas į viršų ir pasiūlyti pasportuoti peršokant jas. Kai filmo metu vyksta sprogimus, garsiai pareikšti, kad savo kieme per naujus buvote ir didesnių padaręs. Pagrindinių veikėjų bučinio metu garsiai sakyti Išeinant iš kino salės visiems žiūrovam pasiūlyti susitikti kitame seanse. Per pradžioje rodomus anonsus apsimesti, kad jau nebeprisimeni, į kokį filmą atėjai. Gestam šviesoms šnapždėti kaimynų jausį. Aš žinau, kur tu gyveni. Baigiantis kino seansui likti sėdėti savo vietoje apsaugai pareiškus, kad manęs ateis pasiimti per kitą seansą. Filmo metu pardavinėti riešutus iš Maksimos. Pilnai salėje esant stengtis užimti vietą savo striukiai ir krepšiai. Medituoti. Šaipytis iš verkiančių žmonių per liūdną filmą. Nusipirkti bilietą ir tuoj pat jį suplėšti, sakant, jūs dabar nežinosite, kur aš tada būsiu. Rodant erotiškesnę sceną bandyti uždengti kaimynams akis. Garsiai girtis aplinkiniams, kad 6 klasėje mokyklos spektaklyje vaidinai Pinokį. Kiekvieną kartą mirus kokiam veikėjui veiksmo filme uždegti žvakutę ir ją iškelti į viršų. Prieš filmą išsiaiškinti visą sužetą ir aplinkiniams papasakoti prieš pat pradžią. Stebėtis, kaip žmonės nemoka paskutinių 10 metų Oskarų laimėtojų mintinai. Per animacinį filmą garsiai spėlioti, koks balsas kokį aktorių primena. Filmo metu pardavinėti laikraščius. Paprašyti sustabdyti filmą, kol jūs nueisite į tualetą. Veiksmo filme pagrindiniam veikėjui prašovus pro šoną, prasidurti kečupo maišelį ir vaidinti pašautą. Kiekvieną dieną tą pačią valandą eiti į tą patį filmą ir prašyti tos pačios vietos iki patio rodymo pabaigos. Apsimesti kontrolieriumi. Filmo metu išsirinkti eilę ir ją vaikščioti pirmyn atgal, apsimenant, kad kažką pametėte. Per žmogaus voro premjerą bandyti užlipti ant ekrano. Ir gestant visoms pradėti dainuoti lopšinę.